kadangi turėjau likusių šaltalankių, tai pradėjau vėl daryti fermentuotus šaltalankius. Ir kad jau visai būtų aišku, labai smagu ant žolės, saulutė išlindusi, pavasaris, Čia sutryniau šaltalankius, paprasčiausiai imi ir trini ir pažiūrėkit, kiek vandens jie turi viduje. Skysta masė gaunasi. Ir dabar, čia yra pavasario medus praeitų metų. Ir dedam medų. Aš esu vieną ranką filmuoju, tai negaliu taip. Bet principas toks. Šitą visą medų ir daugiau, gal 2 tokius, sudėsiu iš šitą stiklainį. Ir po to lengvai užsuksiu, nepilnai, kad biškį oro patektų. Arba merlių uždėsiu kažkiek tai dienų. Bet net jeigu ir užsukus, vis tiek ten medus suskysties ir fermentacijos procesas prasidės. Atsiras gerosios bakterijos, kurios maitinsis meduje esančių cukrum. Ir jos pradės skaidyti augalinę struktūrą šaltalankio ir prisidaugins gerųjų bakterijų ir šaltalankio uogos taps geriau pasisavinamos. Nes gerosios bakterijos ten suardys tam tikras struktūras ir išsilaisvins mineralai, vitaminai, amino rūgštys iš šaltalankio uogų. Tai tą patį galima daryti su braškėm, su avietėm, su mėlynėm, su sausmedžio uogom, šilkmedžio uogom, aronijom, putino uogom ir taip toliau, žemuogėm. Ta patį galima daryti su pušų pumpurais, su pušų konkorėžiukais. Kitam įraše, dabar laukiu, kol pušų konkorėžiukai atsiras. Parodysiu, kaip anų metų atrodo fermentuoti pušų konkorėžiukai ir sirupas. Tai natūralus puikus vaistas. Gaminkimės, palaukime rudens, būtinai nusipirkim šaltalankių. Dabar bus juk ir braškės, ir avietės, ir mėlynės, tai kažkokią tai dalį pasifermentuokim. Ir pamatysim, kaip yra smagu. Smagu vartot. Aišku, reikia paaukoti viešpačiui, kad taptų palaimintas maistas, nes tai yra jo dovanas ir po to vartot. Aš tai ryte iš viso, tą šaltalankį tai pasiemu porą šaukštų į stiklinę, užsipilu šiltų vandenį ir ant tuščio skrandžio išgeriu. Man asmeniškai labai gerai veikia. Tai arba į kokteilį su šituo jogurtu, kai bananą, jogurtą plaki, ten sėklų galima įmest, šitokio biškį įpili, bet neplaki. Kad su geležim nekontaktuotų vitaminai, ant galo įpili. Puiku. Tai sumaišiau medų su šaltalankiais. Pasižiūrėkim, kokia čia jėga yra. Sunku perteikti per video. Dabar bandau sumaišyti, kad medus su šaltalankiais susimaišytų. Bet čia kokia jėga. Sunku perteikti. Gerai būtų, kad susimaišytų truputėlį šaltalankis su medum. Bet ta prana, kvapas ir jėga kokia sklinda, tai eina sau.